Sėdam. Labadiena. Šiandien čia Antaninės žinios. Antaninės stovyklos muzikinėje padangėje nušvyto nauja repo žvaigždė Romas MC. Ryte blogai, gyvent sunku. Taip, matau laiptus, kietus, gal gana, nes aš nejaukiai jaučiuosi. Žalius, kaip tavo plaukai. Taip, ir šortai. Žinau, kad kirčiavimas blogai, bet tai kaip? Vakar Antaninės stovyklautojai turėjo karaokės vakarą, kuriame dalyvavo ir pasaulinio lygio žvaigždė Armin van Buuren. Mūsų stovykloje vis dar sėkmingai tęsiamas. Spėjame, kad žolės pjovimo sezonas bus baigtas rytoj mums palikus stovyklą. Toliau žiniose kriminalai. Labadiena, dabar kriminalai. Dingo kojinė, ypatingos žymės, juoda, skleidžia skūsių kiaušinių kvapą. Stovyklautojams ėmė trūkti dėmesio, daug nereikia. Antaninės stovyklautojai pradėjo gauti keistus anoniminius raštelius. Jų turinys iki šiol neatskleistas. Saugokitės, kitas taikinys galite būti jūs. Tadienio maudynių buvo rastas skenduolis, žmonės nenukentėjo. Labadiena, sportiškiausia stovyklos komanda Balkės. Jie visur, ir krepšinėje, ir tinklinėje, ir futbole surinko pirmas vietas. Ir taip tapo stovyklos sporto čempionais. Bet kaip visada, nugali draugystė. Kiniškas futbolas užkariauja stovyklautojų širdis, bet deja užkariauja ir protą. Stovyklautojai perima kalbą ir kultūrą. Čing čong čing čang. Arigato. Sveiki! Pagaliau orai. Šiandien Antaninės stovykloje švies saulė kaip ir visas praėjusias dienas. Galimas smulkus lietutis, nežymus vėjas arba labai silpnas. Vėjo kryptis iš pietų. Neužtenka pinigų vasaros atostogoms ir naujai dušo kabinai? Mes turime išeitį. Rytis plus ežeras. Gera, ekologiška, visiškai saugi, ilgaamžė priemonė. Atsigaivinti ir išsimaudyti. Jeigu jūs nenorėsit maudytis, nes bus šalta, ne bėda, Rytis pagelbės. Parduodam atskirai. Kreipėsi per prekybos centrą Pigena. Tai nekainuos net 400 litų. Tik dabar kaina 399 litai 99 centai. Labą dieną. Šiandien su jumis laida klausimėlis. Tiesiog iš Antaninės. Pabandysime paklausyti vasarotojų. Kas vakar šėrė katiną? Storas dėdė, kietas čiūvas su skaniu padažiuku. Kiek žmogus per dieną gali išgerti vandens? Nu, šiaip, jeigu taip normaliai, tai 3 litrus, bet, nu, jeigu nenormaliai, tai ir bačką galima. Kiek telpa į gesintuvą? Trūksta stovykloj. Trūksta stovykloj? Ne, net negalvokit, ne. Kiek sveria Laurinas? Nu, žinant, kad jis neturi papų, kokius 115. Šiaip tai, žinant, kad jį visą gyvenimą sekė žemos slėgis, tai kokių 85 479,52 gramų. Kaip jums nameliai? Barakas! Tai tikrai kanda gyvatė? Iščiulpti! Baisiausias kėklas stovykloj. Bičius varbai. Kas ilgiausiai nemiega? Nu tikrai, kad ne aš.
nori vyrai? Aš nesuprantu, kaip jos nesupranta. Ko nori moterys? Mokslininkai nustatė, ko mes norim, bet mes persigalvojam. Kiek laiko moteris pešiojasi ant akių? Ką tu čia nesąmonį klausinėjai? Ką tu čia pip, kuna? Ką sako katinukas? Ką veikti su šuniu be kojų? Ką jūs manote apie šiuolaikinį visuomenės susineveliavimą? Kas tas yra? O kur? O galvoj negerai? Galite pasakyti apie Bim Bam pastatą. Nu, Bim Bam, ką nori, tą darai? Mėgsti repą? Repą, mėgstu repą, kaip valgykloje kažkokia virėja stora kepa. Vos neįstūpa. Bim Bam vasara! Sveiki, mes esam barakiniai ir esam žiauriai nešvarus. Tačiau yra sprendimas. Turim Nivea Color Protect. Užteks visiems. Visiems, kas negavo. Į vandenį! Ačiū, Nivea! Sveiki visi, čia yra Antrinės televizija ir su jumis Antrinės talentai. Mes norime pristatyti mūsų nuostabiojo komisiją. Pirmas išeina Ernestas. Ir Visvaldas. Ir norim pristatyti pirmąją mūsų dalyvį, Domą Rolį. Sveikas. Labadiena. Koks tavo vardas? Domas. Iš kur būsi? Širvintų rajono. Ką darysi? Dainuosiu. Prašau. Aš myliu tave, mergytę, tik skaičia ir tikra meilė, viskas prie tavųjų kojų, tik dėl tavo visų norų, tik tais pinigų moka, o tiksliau iš vis jų nėra, nepritari šokoladų. Domai, padedamai puikiai, sakau taip. Dėkui. Iš tikrųjų labai nuotaikinga ir linksma daina, taip pat labai gražiai padainuota, tai taip pat sakau taip. Labai ačiū. Aš tai iš tikrųjų nežinau. Toks mažas vaikas ir tokia daina dainuoti, tai iš tikrųjų sakau ne.
Turi 2 taip ir 1 ne. Patenki. Gyda tap. Yes! Ačiū labai Domai ir dabar pasitikime kitą mūsų dalyvį, Nikolą, kuris gros akordionu. Sveikas, Nikolai. Labas. Koks tavo vardas? Kiek metų? 9. Ką darysi? Grosiu. Šabas, parodyk savo pasirodymą. Nikolai, bravo, šaunuolis, neturiu jokių priekaištų. Labai puikiai pagroji. Toks jaunas ir taip gražiai moki groti. Tikrai, sakau taip. Nu, nežinau, pirmą kartą tokį mačiau, kad tokių metų taip grotų gražiai. Aš šitą pat sakau taip. Tu turi 3 taip. Dėkojame Nikolui ir kitiems dalyviams už nuostabius pasirodymus. Čia buvo Antoninės talentai. Susitiksime kitą savaitę. Labadiena. Labadiena. Ko norėtumėm? Kažko atsigaivinimui. Aš siūlau jums alavijų gėrimą. Nu gerai, paimsiu. Gerai. 5 litai. Čia jūsų grąža. Ar žinojote, kad Lietuvoje kas 20 sekundžių parduodamas alavijų gėrimas? Man jis pats skaniausias. Dėkui už informaciją. Man jis irgi pats skaniausias. Viso gero. Viso gero.